Ok, tai išsprendėm pirmą, galim išspręsti ir antrą ir eiti ilsėtis. Nu, blemba. Visai gerai sekėsi to pirmą spręst, manau. Kaip padarius 3-4 metų pertrauką nuo bet kokio programavimo. Manau, prisiminiau viską gana gerai, dabar turėtų antras uždavinys geriau sektis. Jo, tai pirmiausia, sveikas mokas programuot. Sveikas, Šramerį, ne, nesimokau. Aš neturiu jokių intencijų nieko daryti su programavimu, neskaitant for fun paspręsti VB programavimo užduotis. Jo, šokiai vadinasi. Šokiai. C++ pagrindus moku, kurių užtenka VB paspręsti arba konkursinio programavimo uždavinius. O realiai VB uždaviniai galėtų būti kaip iš pačių lengviausių programavimo uždavinių. Konkursinio programavimo turiu galvoje. Kur būna įdeda į konkursus. Arba ten miesto lygio olimpiada. Žemiausio lygio olimpiada tikriausiai. Jo, bet vėl kadangi atrodo per VB neduoda jokio kodo, tai pačiam reikia pasirašyti pagrindinį kodą. Jo, tu Šramerį programuoji, kad užklausai. Tai ir aš apie tave užklausiu. Ok, turim uždavinį. Visada, man atrodo, pirmas būna kažkoks random uždavinys, o antras būna su stringais. Nu, tai yra su tekstu kažkokiu, kurį reikia iš failo nusiskaityti. Jo, trumpos sąlygos man visai patinka. Okay, turim šokius. Ir šokiai gauna balus. Technika ir artistiškumas. Ok. Sumuojam ir atmetam didžiausią ir mažiausią. Ok. Ok. Kai visi vienodai, tuomet du įvertinimai nusimt. Logiška. Net nežinau, kam šitas sakinys reikalingas, nes ar taip vis tiek rasim ir didžiausią, ir mažiausią, vis tiek juos atimsim. Keista. Misanekas, Slovakas atėjęs į streamą mokosi lietuvių. Įsiterpė random. Gal jis moka programuoti. Ok. Ok, tai atrodo lygiai čia visai paprastai viskas. Po įrašas tai čia struct, turiu galvoje jo struktūrą. Paskalį dar įrašas būna. Ok, būtinai panaudoti įrašo duomenų tipą ir masyvų su įrašo tipo elementais. Na, ok. Pirmiausia, turim failą. Na, šiaip structus iš didžiosios rašo pavyzdiniuose koduose VB, tai galim ir mes įprašyti. Tiesa, ir dar pamiršau praeitam uždavinį. Ką parašyti, čia prototipus ir šitą visą mėšlą nukelti į galvą. Nu, tikėkimės, kad jeigu aš įkeliau viską į YouTube ir kas žiūrėjo pirmą, dabar žiūri ir antrą, tai, čia nėra labai svarbu. Galėčiau palikti ir šitaip, bet jo, dažniausiai jie ten nori, kad nukeltum viską šitą po maino ir tada, kad čia paliktum tik šitokius dalykus. Tai yra viską tą patį, kur tik funkcijos pirma eilutė. Ir man atrodo, kad
tiek tai reikia pakeisti. Ir jo vis tiek veikia mūsų ir pirmoji programa. Nu, jei žiūrėt, kaip sprendžiau pirmą, tai nieko nepakeičiau, tai kad nukėliau funkcijas į galą, čia palikau tik prototipus, kaip išsireiškia viena krūtų studentė, kuri video darė apie tai. Ok. Programai su Pythonu, nice, mirė. Pythonas smagiai kalba, ten daug turi pritaikymų. Ok. Jo, tai man reikia struktą sukurti. Kam tai tikriausiai... Kam dėti tą struktą, čia nėra akivaizdu. Šokėjų. Ok. Šokėjų pora. Tikriausiai jo, dėti duomenis, kuriuos čia gaunam. Šokėjų vardai. Galėtum dėti ir stringą, bet patogu ir sučiavimo masyvų ir paprasta. Šokėjų vardai. Pirmas 20 pozicijų vėl galėtum dėti 20, bet dėl viso pikto visada pridedu kažkiek, tarkim 22. Nu ir dėl praktinių priežasčių bent vieną reiktų pridėti dėl to, kaip mes skaitysim jos, bet apie tai vėliau. Vertinimai iš techniką ir artistiškumą. Ok, tai galim dėti technikos vertinimai. Vėl 100, galim dėti 110 dėl viso pikto ir artistiškumo vertinimai. Vajotas. Jo, atrodo, tik tiek užteks. Vajotas sutrulės paspaudžiu ant šito failo. Labas, mokais programuoti? Sveikas, seksi, taip. Ne, nesimokau, tiesiog sprendžiu. BB. Aišku, aš žinau, ką žinau. Nu, šaunuolis mesanekai, kad žinai. Iš Slovakijos žmogus mokosi užsienio kalbas. Smagu. Ok, tai vėl struktą sukūrėm, tas yra gerai. Jo, tada nusiskaityti duomenis reikia. Ok, tai ką čia turėsim? Šokėjų skaičius. Na, galime ir ką rašyti. N, kurių mums reiks. Ir mums reiks dar būtinai parašyti masyvą su šito tipo elementais. Tai šokėjų para galim dėti šokėjai. Mums jų maksimaliai reiks 100, vėl galim dėti 110. Ir lygiai tiek reiks, jau galim skaityti. O, tai yra funkcija susikurti. Skaityti duomenis. O, tas mane iš kito failo neatranda. Kaip man padaryti, kad joks nerastų iš kito failo. Nežinau, anksčiau taip nebūdavo. Keista, ar aš jį uždarysiu, man neberodys šitą mėšlą? Neberodys. Ai, tai čia buvo tik dėl to, nes aš buvau įjungęs kitą failą. Nu, kuris dabar neaktualus, tai galime išjungti. Keista, neprisimenu, kad kažkada gyvenime tai būtų buvę, bet jo, nėra svarbu. Bet jo, anyway, mums reiks nuskaityti, o ko mums reiks čia, tai mums reiks vėlgi int n ir int k, kurių reikšmės keisim ir mums reikia, kad jas grąžintų, tai grąžinam per parametrus. Vėlgi, uždėdami šitą ženkliuką, nežinau, kaip jis lietuviškai vadinas. Ir mums reiks šokėjų masyvą. Jo, atrodo viskas gerai. Ir tada reiks nusiskaityti iš failo, kurį galime susikurti. Udo tekste. Udo, bonk, atrodo gerai. Ir negalim. Vėlgi fin,
Cin, taip ir fin, tai kad iš failo man patinka. Load.txt ir nusiskaitom NRK, kas yra šokėjų kiekis ir teisėjų kiekis. Ir tada skaitom visus šokėjus. Jų vardas vienoj eilutėj iki 20 pozicijų. Tai čia sudėtingiausias dalykas tikriausiai. Nesudėtingiausias. Sudėtingiausia gal sprendimas sugalvotiem sudėtingesniem uždaviniam, bet vienas iš dalykų, kuriuos reikia žinoti, tai kaip nusiskaityti pirmų kažkiek simbolių. Ko neišmąstysi tikriausiai, jeigu niekada nesidaręs prieš tai. Nes reikia žinoti, kaip veikia funkcijos, jeigu naudosis funkcijom. Ir šiaip kaip veikia failo nuskaitimas. Žodžiu. Bet paprasčiausiai yra tiesiog su get funkcija, kadangi jau turim tą mūsų atidarytą failą ir mes per jį einam. Tai jeigu mes tiesiog galim panaudoti get funkciją, kuri tiesiog nuskaito tam tikrą simbolių kiekį, kurį mes jai paliepam iš failo. Tai tiesiog, į kur mes dėti norim, nuskaityto teksto pirmas parametras yra. Tai yra šokėjas, itasis, šokėjų vardai. Čia mes norim dėti vardą. Ir tada čia reikia dėti, kiek simbolių norim, kad nuskaitytų. Tai čia šiaip galėtum dėti 20. Bet iš tiesų tada būtų blogai, nes šita funkcija nuskaito ne tą skaičių, kurį mes jai parašom, o tą skaičių -1. Nes jinai įdeda dar pati papildomą vieną simbolį, tai, tiesiog jeigu paguglinam. Fstream get, tai čia galit paskaityti patys, kad n-1 tiesiog nuskaito ir į galą masyvo jį pati įdeda null charakterį, kaip šį čia rašo. Tai dėl to visada, jeigu kviečiam getą, kad mūsų tam stringui nuskaitytų kažkiek simbolių, reikia pridėti vienetą. Tai čia ne 20, o 21 reikia rašyti. Ir kas dar labai svarbu, kad reikia praignoruoti prieš tai esantį mėšlą, kaip aš galiu išreikšti, nes kaip veikia, tai mūsų programa nuskaito n ir k, bonk nuskaito šitą, ir tada jį bando skaityti toliau šitoj pirmoji eilutėj. Tai jeigu mes neparašysim ignore, tai jį tos 20 simbolių toj pirmoji eilutėj nuskaitys, bet jei praignorinam, tada jį peršoks viską iki kitos eilutės. Ir tada nuo pradžių vėl skaitysim. Tai labai svarbu šitą parašyti. Aš šitą išmokau tik irgi, kai sprendžiau VB, nes prieš tai niekada nebuvo reikia. Tas labai specifinis dalykas, kad čia tam tikrą simbolių kiekį iš failo skaityti, tai tiesiog reikia praignoruoti likusios eilutės galą. Ir taip, nusiskaitom tą stringą. Programavau C++, tai man vertimas iš C++ į lietuvių kalbą. C++. Programavimo kalba irgi kalba. Supranta žmonės, bet kokios kalbos kalba. Bet nesiskaitėm, viską paaiškinam, kaip tas getas veikia. Ir nusiskaitėm tik stringą, tai yra tik vardą ir tada reikia nusiskaityti įvertinimus už techniką. O kadangi jų ten yra po k, tai galima antrą ciklą susikurti tiesiog iki k. Ir tada nusiskaitom, kas ten yra. Tiesiog skaičius. Tai šokėjų įtujų technikos vertinimas. Jotasis ir tą patį padarom su artistiškumo vertinimu. Atrodo viskas gerai.
Jo. Gerai, kadangi labai seniai kažką dariau su straktais, iš vis tai galim ir iškviesti iš karto šitą funkciją ir pažiūrėti nk šokiai. Ar viskas veikia ir nesulūž programa man. Ir jo, neįtraukiu fsteam, tai įtraukiame fsteam, kad galėtume iš failų skaityti. Ir nesulūžo, tai sėkmingai susikūrėm struktūrą ir nusiskaitėm iš failo duomenis. Nuostabu, labai labai gera pradžia. Good shit, kaip sakoma. Ir tada galim kažką daryti su tais duomenim. Gerai, pala, tada reikia mums gautų balų mažėjimą. Pala, tada reikia dar gautus balus suskaičiuoti kiekvienu jų, ne? Tikriausiai reikia funkcijos dar didžiausiam ir mažiausiam surasti, ne? Nes surikiuoti jau reikia. Ai, ne, mes turim suskaičiuoti, kiek gavo balų. Pirmiausia, tada surikiuoti. Ai, ne, čia reikia parašyti funkciją. Jo, kuris skaičiuoja, kiek gavo balų vienam rinkiniui. Nu, kadangi abiem rinkiniams skaičiuojasi taip pat, tai mums tiesiog jai reiktų pateikti masyvą balų. Ok, tai reikiavimo funkcijos reiks vėliau, o kol kas suskaičiuoti balus galim pateikti. Vėlgi nk reiks ir pateiktam rinkiniui. Aha. Tai galim čia netgi intą dėti, nes galim tiesiog grąžinti, kiek reiks, kiek balų paragaus. Ir tiesiog pateikti ant balai galim. Ir tada čia labai paprastai tiesiog maksimumą reiks surasti ir minimumą. Nu, dar susumuoti, aišku. Ką viską galim padaryti vieno ciklo, actually. Gerai. Int viso balų, ne, gal. Balų suma galim pavadinti. Gerai. Tada. Nu, galim atskiros eilutėse, kad būtų aiškiau. Gerai. Tada palain. Intervalų. Balų intervalų mums nerodo. Nu gerai. Galėtum teoriškai nustatyti int didžiausias balų kiekis ir mums reiks taip pat mažiausio balų kiekio. Galim tiesiog nustatyti balus nulinį. Nes teoriškai galėtum daryti tiesiog kitaip, galėtum mažiausias balų, bet problema, kad nerodo, kokie čia tie balų intervalai. Nuo 1 iki 10. Nu, tai galėtum nustatyti 1, 0, kitą 10, bet, nu, man čia neaišku, ar čia tikrai nuo 1 iki 10, ar čia jie tik tokius testus padarė, o jie čia, tarkim, iki 100 darys, nu, tikriausiai iki 10, bet vėlgi, kol man neparašyta aiškiai, aš nenoriu daryti jokių assumptionų arba prielaidų, tai tiesiog galim nustatyti kažkokią reikšmę ir tada, ar man iš viso reiks n ir k, ne, čia n nereiks, tai tiesiog int k galim turėti tiesiog, tada pereinam per visus balus, pirmiausia, balų sumai pridedam balą ir tada tiesiog galim padaryti ifus paprasčiausiai be jokių stebuklų, kad jeigu tasis balas didesnis už didžiausią balų kiekį, tai tada tiesiog
kad... Nu, ir čia svarbu nenustatyti nulio abiejose, tarkim, nes gal nulio nedavė niekas, tai jeigu mes minimumą dėtum nulį, tai, nu, tada galėtum gauti nesąmoningą reikšmę. Dėl to čia sąmoningai į pirmą elementą nustačiau, nes tada viskas lyg ir logiškai turėtų veikti. Tai jeigu iš mūsų tą maksimumą čia yra daugiau, tai tada tiesiog tas didžiausias balų kiekis pasidaro šitas, kuris yra dabar jau naujas didžiausias. Ir analogiškai, jeigu radom kažką mažesnio už mažiausią balų kiekį, tai tiesiog mažiausias balų kiekis bus šitas. Ir tada viso balų, nu, kaip čia galutiniai balai, yra tiesiog iš viso, iš balų sumos, kaip jie ten sako, skaičiuoti. Ir tik už techniškumą ir artistiškumą vėlgi skaičiuoju, taip pat, man atrodo, čia aš lietuviškai perskaitau gerai. Atmetamas vienas didžiausias ir vienas mažiausias įvertinimas. Atmetamas vienas didžiausias ir vienas mažiausias įvertinimas. Čia tą patį parašė 2 kartus. Nežinau, kam išskyrė į 2 sakinius, bet jo, gal kad sakydėt, bet jeigu mano smegenys gerai veikia, tai tiesiog ir atimam tos abudu, atimam didžiausią ir atmetam mažiausią. Na, likusi suma, nu, ir lieka. Tiesiog grąžinam galutinius balus. Sveikas, Argai, kokių pasiūlymų žaisti iš komandų lyg? Ne, fatalai, tik aš ten nemokamai žaisti tiesiog 2-3 divisionų. Bet po to ir nebeieškojau nuo antros vasaros dalies, kai nustojau žaisti. Tai kažkokia rašė ten čekų lygoj, tryoutose dalyvaut. Jo, čia gal aukščiausias pasiūlymas, kokį gavau, bet jau net nebeatrašiau. Nes nebedomino. Ir jo, seniai matytas fatalai sveikas. Kodėl nustojai? Ai, šiaip buvo, žinai, sunki vasara. Gal aš nežinau priežasčių. Ir nebematau priežasties žaisti toliau, vis tiek nesu challenger, dabar studijuoju, tai nenorėčiau pražaisti, net jeigu ir būtų proga. Ir jo, tiesiog nebenoriu. Gal kažkada į kokį laną ar turnyrą dar išliekti reiks, bet nematau priežasties toliau žaisti. Suvokiu. Jo. Ok, bet suskaičiavom balus, kas yra gerai. Jep, ir parašėm funkciją. O, ir... Aha, kadangi reiks rikiuoti, dar šičia galim int... Ką čia? Turim, vėlgi, kiekviena para turi technikos, balai ir artistiš... Nu vėl, ne, čia jau balai, čia nebevertinimai. Ir artistiškumo balai. Nu, pradinės reikšmės kol kas galim nenustatyti, nes nesvarbu vis tiek šitą funkciją nustatys. Bet jo, tada ką galim daryti? Vėlgi, kadangi mums funkcijos prašė tik tai vėl reiks funkcijos rikiuot ir poros balus skaičiuot funkcijos, tai turim funkcijos skaičiuot balus, tai per mainą galim tiesiog perėti per visas poras ir tada iškviest funkciją, kad šitos poros technikos balai, tarkim, pirmiausia, yra tiesiog suskaičiuoti balus ir čia paduodam, kiek yra tų teisėjų, kiek iš viso balų, paduodam ką ir paduodam technikos įvertinimus. Tai šokėjų tojų, technikos vertinimai. Oi, iškime tą parašiau. Technikos vertinimai. Jo, iškime sumint. Ir tada artistiškumo balai bus tas pats, tik paduodam.
artistiškumo vertinimus, kurių irgi yra K. Ir atrodo, kad tada turėtų tiesiog kiekvienai porai šokėjų suskaičiuoti, kiek turi tų balų ir nepakrešino programa, ačiū Dievui. Tai kol kas viskas gerai. Ir tada telieka išrikiuot. Atrodo, suskaičiuot gautų balų mažėjimo tvarką. Kas? Surikiuot tada. Jo, tai reiks dar vienas funkcijos. Rikiuoti šokėjus, tarkim. Gerai žinot, kiek tų šokėjų yra. Ir čia nebeaktualu jau teisėjų vertinimai, nes jau viską suskaičiavom. Tiesiog reikia šokėjų masyvo, vėl šokėjų porą pavadinam. Šokėjai. Ir tada reiktų žinot kažkokį rikiavimo algoritmą. Nu, čia išgalvot, jeigu nesat niekad rikiavę, gal sunku per VB būtų, jei pirmą kartą sprendžiat, bet jeigu jau galima, aišku, išgalvot, nes toks intuityviausias gal yra burbulo rikiavimas ir man patinkantis labiausiai. Nes tiesiog su juo mes galime eiti per kiekvieną elementą ir žiūrėti tada. Vėl mums čia reikia kokia iš balų mažėjimo tvarka. Tai nuo didžiausio iki mažiausio. Tai reiškia, kad mažiausias elementas turi atsidurti kuo toliau. Tik pala galvoju. Aha. Jo, kas bus? O, galvoju. Jo, ar gali būti? O kas bus, jeigu bus vienodas balų kiekis, tada reiks surikiuot pagal abėcėlę tikriausiai, bet jie čia to neužsimena. Neužsimena apie tai. Jo, nes jie sako tik tai, kad surikiuot gautų balų mažėjimo tvarka, bet jeigu balai lygus, nu čia tokio testo nėra, tada reiktų surikiuot pagal abėcėlę tikriausiai. Tikriausiai. Įdomu, jeigu jie apie šitą neužsiminę, tai ar jie turėtų teisę prie mūsų prisikabinti, jeigu mes to nedarom. Nes tada biškai pasunkėjo rikiavimas. Jei pagal abėcėlę yra aktualu rikiuot. Nu, galim pabandyti, tarkim, kad yra svarbu. Tarkim, kad yra svarbu ir jeigu tiek pat balų gavo, tai tada reikia pagal abėcėlę rikiuot. Bet, nu, tada pagal abėcėlę dažniausiai nuo mažiausiai iki didžiausiai rikiuojasi. Ok. Gerai, pirmiausia parašom, tarsi būtų nesvarbu abėcėlė, jeigu balų kiekis didis, vėl balų kiekis vienodas. Jo, bet esmė tada, jeigu reikia, kad mažiausia būtų pačiam gale, tai tiesiog jeigu paimam šitą elementą, kurį esame, einam per visus, kurie yra toliau. Ir tiesiog tada žiūrim. Kad jeigu randam kažkokį elementą, kuris yra didesnis už šitą, tai jis turi atsidurt šito elemento vietoj. Tada taip ir veikia. Ne, mes šitą keliam kuo toliau, ne? Jo. Tai jeigu tiesiog šokėjų šitų, ką mes čia rikiuojam. Pala. Iš viso gauti balai, ne? Artistiškumo balai. Nu tai tada čia reikia irgi dėti šitą. Pala. Susumuoti jos reikia, kad iš viso balų yra tiesiog suma. Tiesiog reikia viso balų pridėti. Ir...
kad viso balų yra tiesiog suma šitų abiejų. Artistiškumo balai. Jo, susumuojam, tada gaunam visą balą. Nes galvoju, kaip reikėjo, tai turim 2 rūšių balus. Bet jo, turim tik viso balų. Taip, tai reikia kažką daryti, tik tada, jeigu šitas yra, kad didžiausias būtų priekyje, tai jeigu šitas yra tas, kurį dabar lyginam, yra didesnis už šokėjus į tai. Tai ir viso balų, aišku, čia viską darom. Jo. Jeigu šitas yra didesnis, tai man atrodo, tiesiog reikia paslopinti. Šokėja, tai su šokėju toju. Reikia pažiūrėti, ar aš netrolinu, ar čia viskas logiška. Ja, teisingai išrikiuoti visai svarbu. Jo, tai tarkim, jeigu čia turėtum tik skaičius, jeigu tarkim turim virkštinė tvarka išrikiuota, tarkim 1, 2, 3. Jo, jeigu šitas didysis, tai jo mums suslopintų šitokia tvarka. Taip, ir tada eitų toliau. 1 su 2 lygintų, 2 suslopintų su 1. Ir tada 2 lygintų su 3. Ir vėl 3 būtų didesnis. Tai tada gautųsi 3, 1, 2 ir 3 atsidurtų priekyje. Tai tikrai visada didžiausias elementas atsidurs priekyje, nes kiekvienas elementas bus palygintas su tuo, kas yra pačioj pradžioj, o mes vis nukelinėjam didesnius elementus į tą pačią pradžią. Arba į tai elementą. Ir jo turėtų susislopinti viskas galų gale. Ir turėtų išsireikiuoti šokėjai. Jo, tai čia yra, jeigu nesvarbi yra abėcėlė. Jeigu abėcėlė yra nesvarbi. Bet mes galim tiesiog daryti prielaidą, kad abėcėlė yra svarbi. Tai tada, jeigu ir lygus yra viso balų, vėlgi nežinau, arba čia bausta, jeigu mes pagal abėcėlę nereikėtum, jeigu būtų lygų balai, gal ir ne, bet dėl įdomumo tiesiog tada. Tada mums reiktų palyginti du stringus, tai yra 2 eilutes. Ir tada, jo, ta, kuri mažesnė, ta turėtų būti prieky. Taip. Kaip lygint, galėtum, aišku, ranka lygint, bet man atrodo, turi būti kažkokia funkcija, aš dabar neprisimenu. Compare strings, tai tas galim pajūpinti. Man atrodo, yra gal cmf tokia funkcija. Aišku, jeigu VBS, tai reiktų jau žinoti. Bet jo. Jo, tiesiog string compares. Tai ok, int palyginimas, galim dėti tada. Comparinam vardus, lyginam vardus, tai šokėjų tojo vardai ir šokėjų vietasis šokėjų vardai. Ir jeigu pagal abėcėlę, tai yra mažesnis, jeigu stringas mažesnis, tai yra jeigu pagal abėcėlę, čia reikia suprasti reikavimą, kada stringas bus mažesnis, tai jeigu kaip veikia stringų lyginimas, tai tarkim, jei turim Antanas ir tarkim Antaniną, tarkim, jei turim. Tai kaip veikia stringų lyginimas, tai tiesiog eina pas simbelį ir lygina kiekvieną raidę, kol skiriasi kažkuri raidė, tai čia kol lygo viską praeitų, viskas tas pats. Ir tada čia būtų pirma pozicija, kuri nelygi. Ir jeigu A yra
mažiau už I, o mažiau yra, nes mažesnė abėcėlė, nu arba kode sukoduota ten raidės tam tikrais kodais. C++ kalboje tai vis tiek A yra pirmiau už I, tai A yra mažesnė už I. Tai jeigu pirmas stringas bus mažesnis už antrą, tai tada mus grąžins neigiamą reikšmę šitas funkcija šita. Jeigu lygų grąžins nulį ir jeigu atvirkštinė abėcėlės tvarka, jeigu būtų, tarkim, čia Z, o čia A, tai tada mums grąžintų teigiamą reikšmę. Tai mums ir reiks slopint tik tada, jeigu yra bloga tvarka abėcėlės, tai yra jeigu neišrikiuota pagal abėcėlę, tai jeigu yra atvirkštinė tvarka, o tokiu atveju išsiaiškinom, kad palyginimas tokiu atveju turėtų būti daugiau už nulį, tai tada mums irgi reiktų slopinti. Nu vėl, čia šita eilutė visiškai neaktuali turėtų būti tikriausiai šitam uždavinį, nes jie neliepia išrikiuoti pagal abėcėlę, jeigu balų kiekis toks pats, bet teoriškai galėtų prašyti. Jei prašytų, tai tada būtų svarbus šitas ifas. Na, vėl, jeigu šitas yra tiesa, tai tada šitas jau nevyks. Ir galim nebekreipdėmėsi. Yra visokie ten optimizacijos, visokios tos sortinimo reikiavimo, bet čia nėra aktualu, nes vėl n yra tik iki 100. Jo, bet šitą labai gana svarbu žinoti. Tiesiog, kad šitaip galima lyginti stringus arba čarų masyvus su TR-CMP arba string compare funkcija, bet labai paprastai veikia tiesiog viskas pagal eilės tvarką mažiau, lygų daugiau, tai taip ir yra tiesiog, kai pirmas stringas mažesnis už antrą, tai grąžina mažesnę už nulį reikšmę, kai pirmas stringas didesnis už antrą, tai grąžina didesnį už nulį reikšmę, tiesiog pagal nulį viskas labai logiškai. Tai atrodo, kad ir veikia. Jo, ir tada galim kviesti reikiavimą. Reikiuoti šokėjus. Vėl kiek šokėjų ir šokėjus mes pateikiam. Nu ir dabar žiūrim, ar pakrešins mūsų programa. Pažiūrėkime. Jo, ir string compare reikia bibliotekos. Dar aš prisimenu mintinai, iš kokios bibliotekos yra string compare'as. Geras klausimas, neprisimenu, tai reikia ir šitą žinot. Iš C stringo. Tai kad naudotum string compare, reikia C stringo. Nu vėl, nėra sunku prisiminti, nes stringas kaip stringas ir tiesiog čia C stringas, tai vėl prieš einant į egzaminą reiktų žinoti šitą dalyką. O jeigu žiūrit, kaip Twitch'ą streamina arba įkeliau YouTube, tai dabar žinosit ir tiesiog reikia prisiminti. Bet labai paprasta, tiesiog string ir jei ne string, tai tiesiog C string. Ir jo bent jau nepakrešino, tai yra gerai. Ir tada tiesiog reikia išspausdinti failą. Jo, išspausdinti rezultatus. Ir aš noriu į tuliką, bet reikia pabaigti, sprast. Ir streamą išjungti. Jo, nerašo, kad reikia funkcijos išspausdinti duomenims. Tai susikuriam vėl spausdinimą į urdu.rs ir tiesiog vėlgi pereinam per visus šokėjus ir spausdinam. Ir jo, nusiskaitėme failą, panašu uždaryti, jau man atimtų taškų per VB. Nu, neatimtų, nes prisiminiau, nes čia lengviau kažkaip prisiminti buvo negu ten. Ir reikia pras, kad visada, kai atidarom failą, tai ir uždarom, kai su juo baigiam dirbti, bet jo, čia tada išprintinam vardą, šokėjų vardai, tarpelį ir šokėjų viso balų. Ir nepamirštam uždaryti failą ir atsigeriam vandens ir bandom spausti F9. Nu ir dabar žiūrim, kiek privarėm mėšlų. Pagaliau geras game. Sveikas, Adamai, seniai matytas. Nu, grinai. Ir nuliukų man priprintino. Iš kur ten tie nuliai.
Gerai, išrikiavo ir suskaičiavo gerai, nusiskundimų nėra, bet iš kur ten nuliai? Lil Bros. Iš kur ten nuliai? Vardų nebeprintina. What the fuck? Gerai, iš kur ten nuliai randa? Gerai, pala, tai pirmiausia, kodėl šitas ciklas sukasi 5 kartus iš vis? Ai, pala, nes n yra 5? Ne, pala. Kodėl čia n yra 5, bet čia tik 3 šokėjai? Pala. Kodėl ten 5, bet tik 3 šokėjai? Pala. Aš tik dabar supratau. Pala, tai n yra nesusijęs su kiek čia fucking yra šitų duomenų? Pala, ką? Koks man skirtumas, kad yra 5 šokėjai, jeigu poros yra tik fucking 3? Pala, ar aš durnas? Pala, reikia perskaičiuoti. Gerai. Kiek čia yra skirtingų žmonių? Petras yra, Rasa yra, Rita yra, Jurgis yra, Rasa antrą kartą ir Linas. Tai jie man duoda, kad čia yra 5 skirtingi žmonės. Ir šitas skaičius man yra visiškai nenaudingas. Bro. Be lolo daugiau dalykų nueik per dieną galima ir dar nuotaika geresnė būna. Taip, labai teisingai, kublai, labai teisingai. Gerai, pala, bet aš tik dabar pastebėjau, kad šitas skaičius yra visiškai nesusijęs su kiek mes čia turim eilučių. Ir aš labai noriu į tuliką, tai tas man kenkia, bet aš pasistengsiu susikaupti. Ir pabaigti spręsti. Tai šokėjų skaičius realiai man yra visiškai nenaudinga informacija. Jo, ok, šiek toks šokelis, bet reikia pagalvoti, kaip su to dylinti. Kitose eilutėse mes nežinom, kiek yra tų eilučių. Smagu, tai iš ten ir tie nuliai atsirado. Pala, tik tai tada... Jo, tada aš nežinau, kiek yra šokėjų. Ir man reikia pačiam nusiskaityti, susikurti fucking šokėjų kiekis lygu 0, kurio aš fucking nežinau. Ir man tada reikia tikriausiai bandyti kažkaip su end of file čia verstis. Ir man čia for sure reikia, kad skaitydamas duomenis aš susižinočiau, kiek mes čia turim, ne porų kiekis, kiek mes turim porų. Ir man skaitant iš failo reikia susižinot šitą dalyką, tai grįžtam į savo skaityti duomenis funkciją, int porų kiekis ir taip. N yra visiškai nenaudingas, tai galėtum tiesiog kaip fucking praignoruot. Ir kiek gerai prisimenu, yra toks dalykas kaip end of file. Ir jei prisimenu, jis šitaip veikia, kas mums yra gerai. Ir tada kiekvieną kartą, kai mes čia kažką darom, atsiskaitom vardą, galim porų kiekį padidinti vienetu. Ir aš labai tikiuosi, kad end of file veikia taip, kaip aš prisimenu, kad jis veikia, kad galėčiau nueiti į tualetą po streamo ir nereiktų man dabar eiti į tualetą vidury sprendimo. Ir atrodo, tikiuosi, kad veiks. Bandom laimę. Jo, ir in nėra. Tai realiai... Nu gerai, kad dabar man čia minimaliai reiktų keisti, tai darom 0 ir darom i++ čia. Ir užkrešino mano programa. Neužkrešino, tiesiog avastas kažkodėl prie jos prisikabino. Gal reiks uninstallint avastą, nes daugam jis nepatinka. Ir man jį vis tiek čia meta 0. Really. Pala. Gerai. Kodėl man meta 0?
Geras klausimas. Gerai, ar šitas skaitimas čia vyksta 5 kartus? Pasitikrinkim. Ne, nevyksta. Tai pala, kodėl man parų kiekis? Nes aš jo nenunulinu. Nenunulinu. Ir kaip aš noriu tulką. Nunulinu? Ar aš durnas? Pala. Parų kiekis plus plus. Kaip man parų kiekis tampa 5? Supratau. Nes aš n naudoju, o ne parų kiekį. Tai čia viskas veikia tobulai, ačiū Dievui, end of file yra tiesiog funkcija, kuri patvirtina, ar failas jau baigėsi, nebėra ką skaityti, ir kai nebėra ką skaityti, nebeskaitysim. Tai labai gerai. Ir tiesiog čia yra problema, kad porų kiekis. Čia man reikia viską daryti negi ne pagal n, o pagal porų kiekį, nes n apparently yra visiškai nenaudinga informacija. Ir rikiuoti šokiais man reikia vėl ne pagal n, o pagal porų kiekį. N yra blogis ir aš jo niekur nebenaudoju. Ačiū Dievui. N yra blogis, nenaudinga informacija. Ir čia man irgi reikia porų kiekis. Ne, čia viskas gerai, nes čia yra ne tas pats n. Bet galiu dėl viso pikto čia panaudoti porų kiekį. Porų kiekį. Visur porų kiekis, n yra prakeiktas kintamasis, kuris man neteikia naudos. Labai gerai, kad mes jį ištrynėm. Kaip man reikia į tuliką. Nesijuok, Raimondai, nejuokinga, neveiks, gali eit pašikt. Lemba, aš labai nenoriu editint, jeigu kelsiu YouTube, tai gerai, aš labai noriu į tuliką, bet gerai, viskas atrodo, kad veikia, labai gerai, mes džiaugiamės. Čia yra tik vienas testas ir tada galim pabandyti padaryti dar vieną testą, kur patikrintum, ar mes išrikiuojame pagal abėcėlę. Tai vėlgi, kadangi n yra fucking useless, mes čia nieko nekeičiam. Tarkim, pakopijuojam porą, Ritos ir Jurgio. Bet tarkim, čia būtų ne Rita ir Jurgis, o tarkim Rata ir Jurgis. Kad tiesiog I ir A skirtusi, antra raidė. Ir tada pagal viską turėtų apkeisti vietom juos vis tiek, nes Rata yra mažiau negu Rita. Ir turėtų išrikiuoti taip, kad Rita atsidurtų po Ratos. Žiūrėkime, ar taip ir įvyks. Ir taip, labai teisingai mes rikiuojam ir pagal abėcėlę Rata atsidūrė aukščiau, pirmiau negu Rita, net jeigu kiekis yra toks pats. Išrikiavom pagal taškus mažėjančią tvarką ir pagal abėcėlę mažėjančią tvarką, kaip įprastai rikiuojam pagal abėcėlę. Nuostabu, mums pavyko, išsiaiškinome end of file, mane šiek tiek suerzino, kad tas n yra visiškai nenaudingas kintamasis ir aš labai noriu eiti į tualetą. Bet aš susivaldžiau ir išsprendžiau viską kaip reikalas. Taip, dabar klausimas. Taip, prisimenu šitą dalyką. Jie čia nori, kad aš tikriausiai 20 simbolių išspausdinčiau, net jei yra mažiau negu 20 simbolių. Kai sprendžiau daug VB, man atrodo, aš buvau sutvarkęs šitą reikalą. Gerai. Tai ką mes galėtum padaryti? Pirmiausia, tiesiog užpildyti masyvą 20 tarpelių kiekvieną kartą. Tarkim, aš dabar labai tingiu galvoti, koks būtų efektyvesnis sprendimas. Bet tiesiog mes einam iki 20, tarkim. Ir kiekvieno šokėjo, tai yra Itajo, pala kaip ten yra, šokėjų vardą, šitą tiesiog jam priskiriam tarpelį.
Ir tai turėtų išspręsti mūsų problemą, nes vis tiek čia perrašysim tiek, kiek turėsim simbolių iš failo, perrašysim tuos tarpelius ir tada gale turėtų likti tarpeliai. Tai tas turėtų išspręsti problemą. Vėlgi nežinau, ar jie nori būtinai, kad mes taip darytum. Ir mes neprintinam tarpelių, jūs juokaujat. Blemba. Gerai, prisimenu, kad yra kažkokia funkcija, kuri padaro šitą dalyką, man atrodo. Tai aš dabar neprisimenu. Dabar neprisimenu. Ir greitai neprisiminsiu. Tas tave parų per daug ATS ir taip yra funkcija. Ką turiu galvoje, kad parų per daug atsakymė. Ir kokia yra funkcija, Adomai? Gali man pasakyti, aš pasakysiu žiūrovams. Bus iki kačiadas. Nes aš prisimenu, kai sprendžiau daug, tai radau kažkokią funkciją. Dabar vėl galėčiau rasti, bet užtruktų laiko. Setv, ne? Jo, ir atsakymė parų per daug, nes aš įdėjau vieną porą, kad pažiūrėtų, ar reikėjo pagal abėcėlę. Pakeičiau input failą. Ir galiu dėl tavęs parodyti, kad veikia gerai. Išskyrus tą, dainio, kaip reikia setv, reikia prisiminti, dėkui labai įdomiai. Jos, viskas gerai, aš tam pridėjau tą fake porą. Bonk, čia paskutinis. Kad pažiūrėtų, reikia pagal abėcėlę. Ir jo. Kaip reikia setv for sure, jo, prisimenu. Ir vėl reikės naują failą įtraukti. Jo, menipa. Ok. Wait. Palauk, kurią man vietą įdėdavo, reikia pagalvoti. Sets the field with the used and output. Palauk, tai čia padeda tiek tarpų prieš dalyką, kurį aš išprintinu? Ar ne, pažiūrė, palauk, tai aš įtariu tada. Aš išprintinu šitą šokėjų vardą. Kažkur čia man jį reiks dėti. Kažkaip šitaip. Gediminas daugiau negu Gediminas Gaika čia atėjo. Jei tu su file prie kokį kad plus ar VS Code darytum auto refreshintus, nereiktų atsidarinėti iš naujo? Gali būti, man patinka ir notepadas, nesunku iš naujo atidaryti. Jo, gerai, bandom tokį setv. Žiūrim, ką čia mums išves. Gerai. Gerai, pirmiausia, tada reikia mūsų tą šūdinę tarpų dalyką panaikinti. Bonk, kuris yra useless, nieko nedaro. Ir tada žiūrim jau. Gerai. Čia vienu tarpeliu daugiau gaunasi. Gerai, tai čia tiesiog padeda 20 tarpų. Aš įsivaizduoju, nes čia viena raidė daugiau. Tai čia ir šitas gaunasi daugiau. Bet tai čia nėra tai, ko man reikia tiksliai, ne, Domai? Man reikia kažko panašaus, bet... Tiesiog tarpų padeda tiek, ne? Na, tada reiktų skaičiuoti, koks yra ilgis. Ir tada iš 20 atimti tą, kiek jau yra simbolių. Kad iš likusių... Nu, ir padėti likusius tarpus, bet, nu, aš dar su ranka galėčiau padaryti ant tos tarpus sudėti. Tai čia ne visai tas, ko man reikia, ar ne, Domai.
Hmm. Left, sakai? Jo, prisimenu tą su left, tik neprisimenu, kaip googlinau. Aha, prisimenu tikrai, kad kažką su left dariau prieš 4 metus, kai sprendžiau VB. Ir turi nepamiršti 20. Jo, kad reikia, kad tas vardai neužimtų daugiau negu 20. Jo, ir set v, tada čia tikriausiai presą reiks išsiaiškinti, ką tas left daro. Tai turiu, kad čia veiks. Jo, visiškai teisingai veikia, dėkui, labai įdomiai. Nu, ar man reiks googlint, ar paaiškinsi, ką tas left čia padaro. Left C++. Nu, čia aišku, ir set v reikia pilnai suprasti, kaip veikia. Aišku, VB reikalams tiesiog įsimint galima, bet tu tada supranti, kaip veikia, tai yra gerai. Ai, tai kaip čia daro tikriausiai, ką padaro, kad tą mūsų elementą, šitas tikriausiai padaro, kad mūsų outputo, kuris bus, visas ilgis būtų 10, ne? Ir defaultiškai mūsų dalykas yra dešiniai pusiai iš tų 10. Tai čia būtų 9 ir 10 simbolis, ne, kiek suprantu, Adomai. Ir tada, jeigu mes alaininam left, tai mes tiesiog pasakom, kad šitą skaičių dėtų į kairę. Tai kai mes padarom tą prieš stringą, tai ką padaro set v? Nu, pirmiausia, left mes pasakom, kad šitas mūsų dalykas bus kairiai, o set v padaro, kad bus 20 simbolių iš viso mūsų išvedimas, bet kadangi alaininam left mūsų kintamai, tai šitas yra kairiai iš tų 20 simbolių ir likusi vieta, jeigu jos yra užpildoma tarpais. Atrodo gerai supratau, ne, Domai? Tarpą ištrink iškaut. Šitą tarpą, bet jeigu mūsų pora bus 20 simbolių ilgio, tada tarpo nebus tarp poros ir skaičiaus, ne? Set padaro column su pločio, left right alignment tame column. Jo, tai taip kaip aš pasakiau, ne, taip ir yra, jei suprantu tą patį pasakai. Kursiausiai įsivaizduot kaip HTML table column aprašymą. Nu, aš HTML nelabai tables prisimenu, kaip kūriau. Ne, bet tarpo tai čia reikia, manau, nes gali būti mano poros vardas 20 simbolių ilgio, ne? Ir dar reikia tarpą pradėti prieš skaičių. Manyčiau. Jo, bet nežinau, ar klausėjai, bet taip kaip supratau, atrodo teisingai supratau, ne, Adomai? Ką jis jei nežino, tai Adomas yra pabaigęs informatikos studijas. Tai jis yra išmanantis apie C++ ir kitas programavimo kalbas. Tai galime į, sakoma, kreiptis. Panašiai? Nu, tai tada gerai, jeigu panašiai. Išmanantis kiek dabar, nu, skaitom, kad išmanantis. Tu net žinojai iš karto, kad čia set v yra ir dar, kad left alignint reikia. Tai jau yra high level. Jo, for sure prisimenu šitą dalyką. Aš irgi buvau įsiminęs, bet pamiršau, nes tik per VB reikia šitą dalyką, niekur kitur man gyvenime. Mokykloj neprireikia. Specifinis VB dalykas. Jo, specifinis dalykas. Nusiskaityti duomenis. Nu, čia ta end of file irgi toks gana unikalus dalykas, nes dažniausiai parašo, kiek ten bus tų duomenų. Skaitome, kol failas nesibaigė ir yra naujų šokėjų porų. Pažymime, kad radome naują porą. Nu, čia aišku, kad nesiskaitome balus teisėjų įvertinimus. Nu, čia viskas kitas aišku. Ir vėl galim nukelti mūsų visas funkcijas į galą, kaip jie nori, kad visada mes darytum. Galim šitas ištrinti. Na, galim ir palikti, nes viršų ištrinsim.
Žodžiu, viskas gale, o čia paliekam tik prototipus, kaip jie nori iš mūsų. Per VB. Galim be tarpais palikti. Viską ištrinam, ko nereikia. Ok. Atrodo gerai, turim tą struktūrą, turim funkcijas. O čia galim komentuoti. Susikuriam kintamuosius ir nusiskaitome duomenis. Čia galim pakomentuoti, skaičiuojame šokėjų balus. Ir surikiuojame ir spausdiname rezultatus. Žodžiu. Na, čia šitą palikau dėl edukacinių tikslų, aišku, jeigu VB būtų ištrintot visą mėšliną tekstą, kurio nereikia. Jo. Na, aišku, galima gal detaliau komentuoti. Bet atrodo, šitam VB net nebuvo reikalavimo, kad komentuoti programą, kas moderniuose VB būna. Jo, žinau, nes parašiau Google C++ Scout trailing spaces. Nu, bet tu jau žinojai, kad trailing spaces vadinasi, kas reikia žinot. Reikia žinot tokį konceptą. Tai iš patirties ir žinai, dėl to ir gigačadas esi, kaip sakoma. Jo, labai dėkui, kad gerų laiku atėjai ir nereikėjo palikti žiūrovų, kuriems aktualu potencialiai, jeigu žiūri YouTube. Tiesiog kaip padaryti, kad jeigu stringo ilgis mažesnis negu 20, kad užpildyti tarpais. Jo. Nu, tas end of file dalykas gal kažkaip ir kitaip galima apeiti, bet jo. Labai įdomu, kad nedavė, kiek tų parų yra, o kažkodėl šokėjų kiekį duoda, ne šokėjų parų kiekį. Kaip skemas toks labai didelis. Į ką aš net netkreipiau dėmesio visiškai. Bet po to atrodo viskas gerai buvo. Ir susitvarkėm, viską išrikiavo, apskaičiavo ir net pagal abėcėlę išrikiavom, ko įsitikinom prieš tai. Susikūrė custom testą savo. Ir jo, lyg reikalavimus įvykdėm dar kartą, nerašėm nieko į ekraną, parašėm funkciją, skaičiuojant balus už rinkinį. Ir jo surikiavom mažėjimo tvarka ir pagal abėcėlę, ko neprašė, bet potencialiai galėjo prašyti ir nusiskaitėm duomenis ir panaudojom struktą. Nuostabu, puiku, atrodo, kad uždavinys išspręstas, tikrai daug įdomių dalykų. Svarbiausia mokėti tą stringą nusiskaityti iš failo pirmus 20 simbolių, o mokėti išrikiuoti ir jo šičia labai įdomus manevras, kurį reikia fucking žinot ir dar žinot, kad setv yra iš IO menipo ir dar includent žinot ką. Ką nežinau, ar callblocksai rodo, iš kur reikia includent, dabar tingiu tikrinti, nes vis dar labai reikia į tuliką man. Bet jo, labai geras uždavinys, daug dalykų, kurių galima išmokti ir kurių potencialiai gali prireikti. Ir jo, tiek žinių. Tiek žinių apie šitą uždavinį. Niekada realybėje neturi tikslių, tai end of file yra life savior. Make sense, Adomai, tikrai. End of file skamba kaip labai naudingas dalykas.